štukės 419 kilų. Ir vienas, ir 100 metrų. Ir mes prie Juodos jūros. Tai aišku, ne Ukrainos. Šitos Rumunijos. Štai jinai. Ir bus įkalta alaus. Reikia pamirkyti Matiko priekinį ratą Juodoj jūroj. Tada gausiu medalį iš prezidento. O kiek sraigė. Niekam nereikia. Visokiausi. O, dygliuotai milijonai. Sraiginų. Dyzė. O, kokios sraigės. Visokiausios. Oi, didelių. Ir taip, be galo visa pakrantė. Kažkaip labai šalta. Ledinis vėjas, kaip iš šiaurės pusės. Maudinių nebus, bet sraigių tai bus, bet jau nereikia nieko. Nu ką, reiks tai atšvesti. Išeis ten atgal 4800 kilų. Štai, kad šiandien nakvosim nepelkėje prie jūros. O koks žigulinis. Tirštas, bet ne padelka. Gal net tikras. Seniai negeriau. Alaus skonio alaus, o tik tai limiko skonio alų. Ryžių vadai, kokie čia šlikštyti konai. O prie alaus konserva, pupelės su kalbasa kažkokia tai. Už eurą. Ir tokia šventė, tų bedarbių, gyvenančių iš pašalpų prie Juodosios jūros. Palapinė atsirask. Va, atsirado palapinė. Triuko išmokė Semička. Kas tai Semička, tai nezinu. Įkalęs pagalvojau. Gal kelioniai ne pagrindas tikslas, o pagrindas yra procesas. Smirdi viskas skauda. Ten nosis varva, gerklės skauda, rankos, kojos. Į darbą nereikia. Visas problemos kasdieninės išnyksta, nes atsiranda naujas kažkokias iš gyvenimo ten. Bet rudenis su gražiu etiketku. O pas jos Velykos dabar. Kažkodėl tai visur. Vengrijai, Rumunijai, Velykos dabar kiaušus parduoda spalvotas. Nu, matė ten gal kažkur prekybos truosi. Ir štai taip atrodo. Palapinė už 6 eurus. Iš senukų. Ir joj visai komfortiška gyventi. Su vaizdu į jūrą. Čia atvarai. Beveik priekiniais ratais. Abiem motociklo priekiniais ratais į jūrą. Pas mus viskas saugo. Negali į jūrą įvažiuoti priekiniais ratais. Apsauga galinga, bet miškai visi išnaikinti. Tai ir nesuprantu moralės. Visi verda, aš irgi verdu, nusipirkau sriubos iš skyrelio. Atsargiai pigiau, su 30% nuolaida. Nes nemoku pirkti normaliai. Tie pašalpiniai visi tokie.
perka atsargiai pigiaus skyrelį. Ir moka mažesnius mokesčius dėl to. Va. Tai va, verdu sriubą. 1 litras ant 4 litrų. Nieko nesupratau. Bet garuoja. O! Žalias atspalvis. Kai verda. Stipriai. Ir fone šitam palapinės. Visa tai vyksta. Dar dvokia labai kojinės, nes vakar išmirkytas. Ir aš šakutę, aišku, dedu ant pėdos, kad sriuba skanesnė būtų. Jubiliejinė 10 diena ir rytas jubiliejinis. Vėjas vakarykštis aprimo. Bet vis tiek aukšta, šalta, ta prasme. Oi, uodai kaip puola, čia milijonai uodų. Oi, Dinas. Ai, šiek tiek. Pizė čia. 8 valandos ryto vietiniu laiku. Lietuvišku irgi turbūt. Ten pelkė, tai Dinas visiškas čia. Levas rajonas. Palapinės buities scena. Va, kaip čia viskas yra. Šiukšlynas. Rūbai jau tokie nelabai švarus darosi. Viskas aptaškyta gyvūnų liekanam. Nesiveikta 2 štukės 419 kilo. Palapinė irgi visai irsta už 6 eurus iš senuko. Nes yra kasdien surenkama ir atrenkama. Nu ir roža. Gal net gėda rodyti. Planai tokie. Arba liksim, arba važiuosim. Va. Užtinusi visą. Vadai sukandžiojo gal per naktį. Ir gal nuo senatvės. Gyvūnų pasaulyje rubrika Nabašnikų pasaulyje. Kormoranas buvo. Ir nudis. O mes vaikštam pajūriu. Šiandien nutarėm išeiginę pasidaryti. Jeigu jūs nepiksite vaikai. O rytoj ilgas kelias namo laukia. Ten jau prezidento rinkimai įvyko turbūt. Vėl Nausėda prezidentas. Šalta prie tos juodos jūros. Galvojam laukti šiandien vis dėlto. Po truputį. Vėjas stipriausias, ledinis. Užknyso vėjas. Varam iš čia. Neįmanoma būti. Gal šilčiau pasidarė? Na, aišku, kaip prisirengi visus rūbus. Ir į kelią. Planas 250 kg minimum šiandien. Iki Lietuvėlės, kaip minėjau, 2419 kg. Nuvažiavimo, kiek važiuoti reiks į priekį. Gali būti mažiau, 200-300. Sustojimas. Nedaug nuvažiavom. Išstrigom užtvertas kelias. Mėgsta jie čia taip daryti. Reiks apvažinėti kilpą. Pusantro kilo žvirkų. Šūdas. Negalime žvirkti.
ten lietus. Ir mes nenorim ten. Antru rozą, bet kažkoks praeinantis debesys. Čia keli lašai. Vėl batai bus šlapi. Nors į lietų nepakliuvom praėjusį rozą, bet batai buvo šlapiniais, į balą reikėjo lipti. Gal pranesiot, palauksim truputį. Dabojo šomas baisus. Nakvosim štai čia. Paunksmei kalna. Va, tik atvažiavom tamsu. O, kiek reikėjo įveikti. Ten važiuojam aiškis. Iš aukštai už aukštai. Kažkokie žmogbežinės užėmė mūsų vietą. Čia perkasi, specialiai čia mėšlą apdribstyta, kad nieks nevarytų. Ir kaip čia suprasti. Nu, kad žmogbežiniai neita. Va. Dienos pabaigai štai tokio alaus. Ką apie jį galėtume papasakoti? Nieko. Batons ir moldaviškas konservas. Nežinia, kas čia viduj, nesuprantu. Fasolio batuta vadinasi. Kažkokia fasolio tyrė, turbūt. Va, ir visą šventę. Laužo nėr, nes malkų neturim. Papinikas tik tai guli lauže. Va, ten galima papiniką laužyti, bet gal smerdės. Malkų. Nedaug. Nu ir įkalsim. Tamsos paunksmė ir kalna. Ir vėl turim uguns. Ir dar prie žvakučių tokio kalėdinio kažkokio tai. Va, mėtėsi. Padėjo uždegti mums. Laužą. O, ortodoks užrašyta. Nesimato. Ortodoksinės žvakutės. Va, ką manote apie tai? Dienos pabaiga. 10. Rytoj 11 diena. Bus turbūt, jeigu meškos nesuės. Nes nakvojam kalnuose, o čia rašo, kad yra meškų. O jūs čia ateina paėsti, nes liaudis primeta visko. Nu va, susitiksim arba ne. Rytoj arba per žinias pasakys, kad pizė. Apkiaušėlis sėdė meškos. Rytas 11. Štai kur atsidūrėme vakarop vakar. Paunksmei vakarą. Atsidūrėm. Čia avių buvo, žmogbežinės. Laužą degino. Meškos neatėjo, gal ir atėjo. Kažkas sėdė ten, šiukšlės išmesta. Bet gal šiaip kokie šeškai. Motiko tema. Kiniška lemputė sudegė, bet neblogai atlaikė.
beveik 3 štukės. 2 slerkiai apsilupo visai nuo purvynės. Motoras pakeitė garsus, bet pradėjo mažiau tepalo ėsti negu iš pradžių. Čia keista. Dabar kojinių džioviklai jisai dirba. Ir sandėliuku. Baisus visas, nešvarus. Kaip mes. Mes nakvojam ten. Motikam Rumunijoje nereikia nei kelių mokesčių, nei tiltų mokesčių, nieko. Informacija norintiem važiuoti. Nereikia nei už mokamus tiltus, nei už kelius, nei vinietės, nieko. Mūsų konclageris. Jautėsi tepalo deficitas grandiniai, tai vario daug. Bakelė, o jame kokiu 50 gramų papildymas. Kažkokio raudonas smegmas. Grandiniai bus gerai, geriau negu nieko. Turbūt šitie neišpams. Sandarinimo žiedai guminiai. Ir taip aš tepu grandinę, turiu nuo klijų. Tokia nesąmonė. Bakelį ir pilu. Ten visi purškalus perka kažkokius. Aš ant kelio prirenku tepalą ir gerai. Arba trabotkę kokią. Išsikišo tą nesąmonę. Nu va, pademonstravau. Žinosit vaikai, kaip tepti grandinės. Nu, kuo ant tu? Duok letiną. Kasmetičko jisai įsitaisė. O jau euforijai guli, patiko jam. Viskas. Gal kokių tablečių prisėdė. Nu, nieko tokio neturiu, kas duoda į galvą. Gal nuo kelionės malonumų. Bagažiniai vis sėdi ir sėdi. Nieko nemato. Nu ir paliekam šitą vietą. Gerą. Gal grįšiu kada nors. Čia yra šansų. Bet gal negal, bet turbūt yra šansų labai daug, kad grįšiu. Turinės programos truputį užvarė kažkokį miestelį. Nieko gero, bet kaimelis toks. Levas, kur pilis kažkada buvo. Ir akacijos žydė. Nu, kas darosi nuo važinėjimo motociklo. Oi, sunytis ateina ten. Labai čia šunys tokie. Keisti. O koks ten rūkas. Ar matote, vaikai? Nes ten kalnai su sniegu. Tai susidaro rūkas ant jų kažkodėl tai. Nu ir toliau priom. Pažiūrėjom kažkokį atstatymą. Gal ten ir nieko, bilietus parduoda, bet neįsim.
Vaizdai pravažiuojant. Skirelis naujas. Būtų gerai ten atsidurti, bet kitų rausą. Kai su mašina važiuosi. Nes dystis su rūbais karšta, šilta pakankamai čia. Turbūt 25 yra. Va, kaip baisu. Samasrolai važinėja. Ganelina visi čia, tai pizė kaip. Niekas nekontroliuoja, Lietuvoje taip nepaganelinta. Krūta pilis aplankyti jie būtų. Įdomu, bet. Šiandienos nakvynės vieta. Kažkoks kanjons. Labai urbanizuotas tulikas yra. Medinis. Kalnai kažkokie tai. Upelis. Ir daug poilsiaviečių. Pralakėm miestą kažkokį tai. Nemažą. Tai čia jie turbūt tūsintį atvarom. Ant Kirpyčiaus važiavau. Mentas pirštą man pagrasino. Kirpyčiaus važiuoju. Visi ganelina kaip su mašečiai. Pizė čia atskira tema. Su tuo ganelinimu jų psichai. Taip kanjonas atrodo iš šalies. Ir mes jame nakvosim. Važiuoti jau nėra jėgų, pečiai tai nukris. Nežinau, kaip liaudis pravažiuoja po ten 20 000 km. Ar kiek ten. Iki Indijos ir atgal. Nakvosim čia. Va, motikas. Upelis. Tūso vieta. Čia kažkas gyveno labai ilgai. Turbūt visą žiemą. Su vaizdu jūra. Nusipelniau įkalti. Va, už 11 dienos pabaigą. Nu ką, už 11 dienos pabaigą. Viskas gerai su to motiku, bet tokiu nuotoliu važinėti negalima. Diena 11 ir yra laužas. Kurią dieną nebuvo laužo? Vieną gal nebuvo. Tokiam štai fone laužavietė. Tai Rumunijoje, ką nori, tą daryk. Net ant plitos gali važiuoti. Mentas nepyksta. Tik truputį. Jauns. Jau prietėma, tai kokybė leva. Nes mobiliakas irgi leva. Ten mūsų mažiukas konclageris. Prietėma. Aišku, mobiliakas levas, nes mokesčių mokėtojai sumoka mažai mokesčių ir dykaduoniai gauna mažas pašalpas. Aš pasipiktinusi. Mokėkit daugiau mokesčių. Nu va, prasidėjo pagaliau lietus, nes 11 dienų be lietaus kažkas negerai lygtais atrodė. Dabar visą naktį atsiimsim. Tokia 11 dienos pabaiga. Baigiam dieną žvakės šviesoj. Susitiksim rytoj. Turbūt daugiau nieko įdomaus neįvyks. Taip prasideda šiandieninis rytas. Žvakių šviesoj. Girdite, kas darosi už langą. Ir štai aš
darau kažką tai. Dardu. Ir kepu, nes šilta nuo dujų. Planai Jėzaus nežinomi kaip ir visada. Šiandien jis mums lietaus atnešė, o rytoj atneš sniegą. Šiandien nuvažiuosim 300 kilo arba nenuvažiuosim 360 arba nenuvažiuosim. Bet bandysim gal, nes lietus tai niekur nesidėsim. Toks rytas. Kunstlageris, motikas visas apširkšnėjęs. Jėzaus kančia šiandien. Ir Judo Iskarioto triumfas. Tokia diena. Nu nieko. Nusišiksim ir viskas pasitaisys. Vykdom staigią evakuaciją. Dar kanjonus pažiūrėsim, prasivažiuosim. Norėjom lipti, bet gal nafig. Nereikia to šūdo. Palapinę susirink. Va, triukas, semičkos triukas pavyko. Palapinę susidėjo.